Sveiki, su jumis Viktorija. Esu kompanijos TND konsultantė. Kompanijos pavadinimas TND išvertus iš kiniečių kalbos reiškia dangaus tobulumas. Ir šiandien mes pakalbėsim apie šitos puikios kompanijos marketingo planą ir uždarbio galimybės. Taigi, kompanija TND dirba dviem būdais – franšizės bei MLM. Kadangi kompanija siekia kuo greičiau ir plačiau išsiplėsti įvairiose šalyse, ji suteikia galimybę dirbti franšizės būdu. Ir, kaip minėjau, kadangi jinai nori greičiau įvairiose šalyse išsiplėsti, todėl jinai neima jokio mokesčio už franšizę. Tačiau yra reikalavimai parduotuvės spalvoms bei dizaino. Kadangi ji, kaip ir kiekviena kita kompanija teikianti franšizę, nori, kad būtų atpažinta pagal spalvas ir pagal dizainą. Taigi, vienas iš uždarbio galimybių – tai tradicinis verslas. Parduotuvės arba sandėlio steigimas. Kuo unikali yra kompanija TND, yra tai, kad nors ji neturi oficialios atstovybės dar Lietuvoje, tačiau skirtingai nuo kitų MLM kompanijų, ji suteikia galimybę oficialiai steigti parduotuvės ar sandėlius ir legaliai dirbti. Galiu pasakyti tiek, kad kompanijos TND produktai yra oficialiai sertifikuoti ES, Čekijoje bei Latvijoje. Todėl Lietuvoje pagal mūsų įstatymus notifikuoti šitų produktų nebereikia ir galima drąsiai jais prekiauti. Kam reikės dokumentų, sąskaitų faktūrų, sertifikatų, juos visus galim suteikti, tai reikia tik tais kreiptis į mus. Antras verslo būdas kompanijos TND yra MLM. Tai reiškia reklamuoti produktus bei kurti patenkintų vartotojų tinklą, nepardavinėjant. Jeigu jūs aktyviai pritrauksite žmonės, kurie naudosis TND produktus, bendrovė suteiks jums galimybę gauti atlyginimą už apyvartą, kurią padaro jūsų pritraukti klientai. O kadangi kompanija gamina bei prekiauja kasdieninio naudojimo prekiamis, šampūnais, balzamais, dantų pastomis, higienos produktais, tais produktais, kuriuos žmonės šiaip ar taip, nežiūrint ar klestėjimo metai, ar krizės metai, vis tiek naudos, vis tiek plaus galvą, vis tiek valysis dantis, todėl labai gera galimybė yra šitoje vietoje uždirbti. Ir kiek po jumis registruoti žmonės užsiperka ar savo, ar giminaičiams, ar dovanoms, ar tiesiog pardavimui, bendrovė moka jums procentinį atlyginimą už kiekvieną jūsų pakviestą asmenį, kuris padarė pirkinį bet kuriame TND aptarnavimo centre, tai yra parduotuvėje, bet kuriame mieste ar šalyje. Visi balai yra sudedami. Trumpiau tariant, dirbant tinklinio marketingo būdu, jūs atliekat lygiai tą patį darbą kaip ir vadybininkas, bet kuriame UAB. Jūs reklamuojate produktą, klientas registruojasi prie kompanijos, jis pats savo perkasi, o jūs už reklamą gaunate iš kompanijos atlyginimą. Dirbant MLM būdu yra galimi 3 uždarbio būdai.
Pirmas, tai yra tiesioginė prekyba. Tai yra surasti klientus, parduoti prekes ir iš karto pasiimti savo 35% nuolaidą nuo katalogo kainos. Kiekvienas mes žinome, kad yra kategorija žmonių, kuriem patinka pardavinėti kažką tai. Jiem patinka prekiauti. Ir kompanija suteikia galimybę tokiem žmonėms siūlant prekes per katalogą ar tiesiog rodant tas prekes natūroje, parduoti žmonėms, kurie nori juos įsigyti. Tai lyg mini parduotuvė ateitų pas jūs į namus. Ir aišku, stengtis įtikti visiems klientams, visiems pirkėjams, net ir tokiem kaip šitie matomi paveiksliukai. Antras uždarbio būdas yra vartotojų tinklų kūrimas, MLM. Ir kompanija moka procentinį atlygį nuo kiekvieno po jumis registruoto, nesvarbu kiek į gylį, vartotojo pirkimų per mėnesį. Tai vat būtent tai yra, kai reklamuojam kompaniją, reklamuojam produktus ir stengiamės kurti kuo didesnį patenkintų vartotojų tinklą. Trečias būdas uždarbio yra didmeninės kainos. Tai yra papildomos procentinės nuolaidos steigiant parduotuvės ar sandėlius. Tie, kas nori užsiimti tradiciniu verslu, turėti parduotuvę ar sandėlį ir prekiauti kompanijos TND produktais, kompanija suteikia papildomas nuolaidas 5, 10, 15, 20% nuo konsultanto jau kainos. Tai yra didmeninės kainos ir šitoje vietoje būtent galima užsidirbti šitokiu būdu. Dabar pakalbėsim apie taškus, pagal ką yra skaičiuojami procentai ir uždarbiai. Taigi, kompanijoje TND taškai turi dvi vertes. Pirmas yra karjeros kilimui ir premijų procentams greičiau pasiekti. Tai yra vienas taškas apytiksliai. Kainuoja 3 litus. Čia yra tam, kad greičiau pasiektumėt tuos 5, 10, 15, 19 ir taip toliau procentų. Antra taško vertė yra atlyginimo išmokėjimui grynais pinigais. Kai jau jūs norite pasimti savo uždirbtus pinigėlius iš kompanijos grynais pinigais, kad pervestų į jūsų banko sąskaitą ar juos kuriame nors sandėlyje pasiimtumėt grynais pinigais. Tokiu atveju vieno taško vertė yra 20 Rusijos rublių. Ir pagal kursą apytiksliai tai gaunasi 1,6 lito. Dabar mes pasižiūrėsim lenteles su procentais ir taškais. Taigi kompanija, jeigu žmogus nenori daryti verslo, leidžia tokiam žmogui pirkti kada nori ir kiek nori. Jeigu žmogus nori daryti verslą, kompanija yra numačiusi sąlygą, kad žmogus turėtų pirkti ne mažiau kaip už 40 taškų per mėnesį. Apytiksliai apie 120 litų. Tokiu atveju, kai po jo jau yra prisiregistravę žmonės, jo komanda, ir kai per mėnesį kartu su komanda yra užpirkta ne mažiau kaip už
100 taškų, apytiksliai už 300 litų, vien tik tais nuo komandos taškų, nuo 60 taškų yra mokami pirmi 5 procentai. Nuo jūsų asmeninių taškų kompanija jokių procentų nemoka. Toliau, jei, tarkim, imsim sekantis laipsnis stažuotojas, su komanda turite pasiekti apyvartą per mėnesį ne mažiau kaip už 500 taškų. Tokiu atveju jūsų uždarbis bus 500 taškų minus jūsų asmeniniai 40 taškų ir nuo likusios sumos dauginam iš 10 procentų. Tai bus jūsų uždarbis. Toliau instruktorius su jūsų komanda, nesvarbu kiek lygių į gylį, jeigu jūs užsiperkat už 1000 taškų minus 40 jūsų asmeniniai taškai ir dauginam iš 15 procento, tai bus jūsų to mėnesio uždarbis. Ir taip toliau. Galite pasinagrinėti šitas lenteles ir šituos procentus. Dabar yra kitas momentas. Jeigu, tarkim, jūs asmeniškai perkate prekes ir norite ir nuo savo asmeninių pirkimų gauti tuos pačius procentus, 5, 10, 15, 19 ir taip toliau, kompanija yra numačiusi sąlygą, kad tokiu atveju jūsų asmeniniai pirkimai būtų ne mažiau kaip už 100 taškų per mėnesį. Tai yra apytiksliai už 300 litų. Tada kompanija ir už jūsų asmeninių pirkimus mokės jums dar 5, 10, 15 ir taip toliau procentų. Tai gaunasi, kad jūs, tarkim, jeigu gaunate 5 procentus nuo savo asmeninių pirkimų, nes užpirkot už 100 taškų, tai jūs tada gaunat nebe 35 procentus nuolaidą nuo katalogo, bet jau gaunasi 40 procentų. Tai yra visai neblogai. Lygiai taip pat, jeigu jūs perkat už 100 taškų, o su komanda surinkot už 500 taškų, jūs už savo asmeninius pirkimus gausit 10 procentų. Tai reiškia, jūs jau gaunate 45 procentus nuo katalogo kainos ir taip toliau. Ir gaunasi taip, kuo daugiau su komanda jūs užsiperkat prekių, tuo jūsų asmeniniai pirkiniai gaunasi pigesni. Taigi, žiūrim toliau lentelę. Jeigu pasižiūrėsite, pasinagrinėsite visą šitą lentelę, pamatysite, kad kompanija yra tikrai dosni ir tam, kad pasiekti pirmus 5 procentus, yra labai žemas barjeras reikalavimų, o didžiausias išmokėjimo procentas yra net 37. Negana to, tie, kas pasiekė direktoriaus statusą, jie gauna papildomus 5 procentus nuo 5 gylių į apačią, nuo jų apyvartos. Tai įsivaizduokit, direktorius padaro apyvartą 10 000 taškų, gauna 30 procentų, plus 5 procentai dar nuo kažkokios tai apimties, kurią padarė jūsų žmonės 1, 2, 3, 4 ir 5 lygiuose. Ir tai šitie papildomi 5 procentai yra mokami visiems, kas yra direktorius ir aukščiau direktoriaus statuso. Čia galit pasižiūrėti, koks aukščiausias yra statusas, deimantinis direktorius. Tačiau yra dar vienas momentas. Deimantinis direktorius, jeigu pasiekė šitą lygį, tačiau apyvarta toliau auga, toliau didėja
yra skiriami dar ir karatai. Tarkim, deimantinis direktorius 1 karato, 2, mūsų linijos sponsoriai Igoris ir Lamara Žabinai, jie yra 15 karatų deimantiniai direktoriai. Jie yra pasiekę kaip tik nemažai. Tačiau tie, kurie yra pasiekę direktoriaus statuso ir aukščiau, jiems įsijungia nauja taisyklė, kuri vadinasi 75-25. Tai yra, jeigu, tarkim, jūsų viena šaka yra labai stipri, šaka tai yra žmogus su savo visą komandą į gilį, yra labai stipri, jie yra aktyvus, daro didelę apyvartą, o kiti jūsų konsultantai, jie yra pritingi, tarkim. Vadinasi, tam, kad būtų išlaikytas balansas tarp šakų, kompanija sugalvojo šitą taisyklę. Taigi, jeigu yra viena šaka, daro 75% arba mažiau visos jūsų apyvartos, tai koeficientas yra vienetas. Ką reiškia tas koeficientas? Tai reiškia, kad jums priklausantis procentai yra dauginami, va šitie procentai, jum yra dauginami iš koeficiento. Taigi, jeigu jūsų viena šaka sudaro 75% arba mažiau visos jūsų komandos apyvartos, padauginus iš koeficiento vieneto, jūs ir gausit, tarkim, šitos 35%. Tačiau jeigu jūsų kiti konsultantai nėra aktyvus, kompanija paskaičiuoja, kiek ta viena stiprioji šaka daro procentų visos jūsų apyvartos ir atitinkamai jums priklausančius procentus daugina iš šitų koeficientų, kuriuos galite pasinagrinėti. Ir jeigu, tarkim, jūsų komanda likusi yra silpna ir viena šaka daro 100% jūsų apyvartos, tai jums priklausančius procentus turėsit padauginti iš 0,3. Tai reiškia, jeigu jums priklauso 35%, jūs te gausit kažkur gal tik tais 12%, nes bus padauginta tie 35% iš šito koeficiento. Kuriuo tikslu yra tai daroma? Tai daroma, kad jūs aktyviau dirbtumėt, kad jūs ieškotumėt ir surastumėt ne vieną aktyvų žmogų, bet mažiausiai 2, kad išliktų balansas. Taigi, kaip matot, kompanijos atlyginimų planas yra tikrai dosnus. Negana to, jeigu jūs užeisite į oficialų kompanijos tinklapį www.tnd.ru, jūs galite pamatyti, kad ten yra dar papildomų promotionų pasiūlymų. Promotionas tai yra pasiūlymai, apdovanojimai, greičiau galima sakyti apdovanojimai tikrai aktyviems žmonėms. Tai ir kelionės, tai ir nauji brangus automobiliai, tai ir nauji laptopai ir įvairūs kiti dalykai. Aišku, ten galėsite pasiskaityti oficialiam tinklapyje sąlygas, ko reikia, kad pasiekti ir gauti šitos apdovanojimus. Ir, kaip matot, kompanija nesismulkina su prizais. Prizai iš tikrųjų labai geri yra.
Dar ką noriu paminėti, kas yra labai svarbu, kad registracija prie kompanijos yra nemokama. Taigi, jeigu kažkas susidomės šitą kompaniją, jos produktais, jos marketingo planu ir uždarbio galimybėmis, ten parduotuvių steigimais, mes kviečiame prisijungti, užsiregistruoti prie kompanijos. O kaip tai padaryti, tai jūs galite sužinoti arba paskambinę mums telefonu, kuriuos mes nurodysim truputėlį vėliau, arba tiesiog prisijunkite prie mūsų svetainės ir ten yra skyrelis registracija. Taip pat, jeigu jums dar iškiltų klausimų dėl marketingo plano ar dėl franšizės procentų bei sąlygų, prašom kreiptis į mus asmeniškai kontaktais. Štai matote www.ikosmetika.lt. Čia galėsit pasiskaityti apie produktus, pasižiūrėti jų kainas. Ten taip pat yra ir marketingo planas įrašytas, ten yra kontaktai, jeigu reikės. Ir kilus klausimams prašom skambinti man šituo telefonu, tačiau noriu labai visų paprašyti, kad man galima skambinti tik nuo 17 valandos, kadangi dar esu dirbanti valdišką darbą, esu priklausoma kol kas, todėl tik nuo 17 valandos. O mano vyrui Alfonsui galite skambinti bet kokiais klausimais, liečiančiais kompaniją TND, nuo 8 ryto iki 8 vakaro. Taip pat galite jam rašyti šituo Skype'u. Taigi, dėkoju, kad buvot su manim ir kviečiu jūs prisijungti prie kompanijos TND, išsibandyti produktus ir dirbkime kartu. Ačiū. Iki.